Sveiki atvykę į Massey Ferguson vaizdo įrašų seriją How-To. Šiame vaizdo įraše kartu panagrinėkime, kaip naudotis traktoriaus Dyna 4 transmisija. Dyna 4 yra nepertraukiamos galios perjungimo transmisija. Ji siūlo 4 diapazonus ir 4 galios perjungimo greičius kiekviename diapazone. Ji valdoma naudojant T svirtį. Norėdami važiuoti į priekį, variklio sūkių dažnį valdykite akceleratoriaus pedalu, o transmisijos pavaras vieną po kitos perjungkite paprastais svirties judesiais. Kai reikės keisti diapazoną, išgirsite garsinį signalą. Tuo metu paspauskite svirtį, laikydami patvirtinimo mygtuką, kad perjungtumėte diapazoną. Jei jūsų traktoriuje įrengta automatinės pavaros parinktis, specialiu jungikliu dešiniajame pulte galima pasirinkti 2 automatinius režimus. Automatinės pavaros režimas automatiškai perjungia kitą pavarą, kai variklis pasiekia 2050 apsisukimų per minutę. Tuo tarpu automatinis ekonominis režimas į kitą pavarą persijungia esant 1650 apsisukimų per minutę, taip skatinamas taupesnis degalų naudojimas. Abiem atvejais, jei variklio sūkių dažnis sumažėja žemiau 900 apsisukimų per minutę, traktorius automatiškai perjungia vieną pavarą žemyn. Tačiau, prireikus, vis tiek galite rankiniu būdu perjungti pavaras. Nepamirškite, kad net ir automatinių režimų diapazono perjungimas visada turi būti atliekamas naudojant T svirtį ir patvirtinimo mygtuką. Be to, naudodami parinkti braketo neutral, stabdymas į neutralią padėtį, galite nustatyti, kad transmisija automatiškai persijungtų į neutralią padėtį, kai nuspaudžiate stabdžių pedalus. Atleidus pedalus, vėl įjungiama iš anksto nustatyta pradinė pavara. Jungiklis šiai funkcijai įjungti yra dešinėje konsolėje. Norėdami įjungti funkciją, paspauskite jungiklio viršų. Prietaisų skydelyje užsidegs piktograma. Norėdami išjungti šią funkciją, paspauskite jungiklio viršų. Ši funkcija veikia tik važiuojant mažesniu nei 20 km/h greičiu. Jei greitis viršija šią ribą, funkcija laikinai išjungiama ir prietaisų skydelyje mirksi piktograma. Ji vėl įsijungs, kai greitis sumažės iki 5 km/h arba jei vėl rankiniu būdu perjungsite jungiklį. Kairėje vairo pusėje esančią eigos valdymo svirtimi galima keisti važiavimo kryptį nenaudojant sankabos pedalo. Taip pat galite greitai reguliuoti greitį, pastumdami svirtį į pliusą, kad padidintumėte arba norėdami sumažinti perjungimo pavaras. Jei traktoriuje įrengta elektrinė daugiafunkcinė krautuvo valdymo svirtis, ji siūlo keletą papildomų funkcijų transmisijai valdyti. Įsitikinkite, kad krautuvo funkcija išjungta. Paspaudus pliusą arba minusą ant vairalazdės galima perjungti galios pavaras. Laikydami už vairalazdės esantį patvirtinimo mygtuką, taip pat galite keisti diapazonus. Svirtį taip pat galima naudoti važiavimo krypčiai keisti. Įsitikinkite, kad krypties valdiklis yra neutralioje padėtyje. Nuleiskite, paspauskite apsauginį valdiklį esantį už vairalazdės gale. Mygtukais pirmyn arba atgal pasirinkite kryptį. Tada atleiskite valdiklį ir sankabos pedalą, kad būtų įjungta pasirinkta kryptis. Kryptį bet kuriuo metu galite net pakeisti, tiesiog paspausdami atitinkamą vairalazdės mygtuką. Tačiau, jei vėl naudosite krypties valdiklį, prieš vėl naudodami vairalazdę krypčiai keisti, turėsite ją grąžinti į neutralią padėtį. Dabar žinote visus svarbiausius Dyna 4 transmisijos valdymo Massey Ferguson traktoriuje dalykus. Dabar jūsų eilė.